Tikiuosi veikia. Nu, labas, Aukselį. Aš manau, tau labai didelė staigmena sulaukti šitos video žinutės nuo manęs, bet aš tau realiai siunčiu visą savo šilčiausius linkėjimus iš savo dvasios dūšios tik tai tau, nes aš tavęs taip pasiilgau ir aš galvoju, aš tau išsiųsiu visus jausmus šią žinutę ir tu viską pamatysi, tu pasijausi gerai ir tu atskrisi pas mane dar labiau norėdama mane pamatyti, nes aš tikiu, kad tu manęs irgi labai pasiilgai, bent jau kiek matau aš tų tavo nuotraukų, tu nelabai linksmai jautiesi ten viena. Aš irgi tiesą pasakius šičia šiek tiek liūdžiu, bet nieko, greitai mes susimatysime ir aš būsiu labai laimingas ir tiesą pasakius mes abudu būsim laimingiausi žmonės visoje šitoje planetoje ir nežinau, tu neįsivaizduoji, kaip aš laukiau šios dienos, nors liko dar 10 dienų, bet aš vis tiek dar negaliu spirgu visas, kaip noriu pamatyti, kaip pirmą dieną išsiskyrėme, vis dar jaučiuosi, kad mes ką tik viens kitą palikome ir nežinau, tu visą laiką buvai mano širdyje, šalia manęs ir dabar įsivaizduoji, tiesą pasakius, visa šita žinutė yra skirta tik dėl to, kad lygiai prieš metus, gruodžio 31 dieną mes susitikome. Nors iš tiesų ten buvo šiek tiek po naujų metų, bet ne esmė. Bet šiandieną, gruodžio 31 dieną, aš pagalvojau, reikia paskirti tau šitą žinutę ir tau išsakyti savo jausmus. Ir atsimeni, kaip mes susitikome, tai buvo Raduga klubas rytų Londone kažkur tai. Kaip aš tave pamačiau prie tualeto, kaip aš tave pakalbinau, tu tokia buvai lengvai įpisusi, tokia linksmutė mergaitė. Ir mes kažkaip susičiulbėjom. Smulkmenas pati atsimenu, aš tau nieko nebepasakosiu. Tai aš nežinau, man dabar ši diena bus didžiausia šventė mano pasaulyje. Tai lyg mano antras gimtadienis, nes aš iš naujo gimiau, aš iš naujo pasijutau žmogumi. Ir aš vyčiu nuo to laiko, net nežinau, mano draugai visi sako, Dima, kas tau atsitiko? Aš sakau, aš sutikau tave vienintelę, supranti? Ir nežinau, tu pakeitei mano gyvenimą, pakeitei viską. Ir aš nežinau, beje, supranti, tu esi man kaip fėja, kaip mano angelas sargas, nes per tuos metus man viskas tvarkingai ėjosi, aš visą laiką įsivaizdavau tave, aš neįsiveldavau jokios problemas ir aš žinau, aš tikiu, kad tai tu padarei, tik tu, niekas daugiau negalėjo to padaryti. Ir laukiu iš to šventės. Ir beje, žinai, aš vieną dieną atsimenu, gulėjau ant sofo, žinai, įsijungiau televizorių, pamačiau Santa Barbarą. Ir atsimenu, kai mes abudu žiūrėdavom tą Santa Barbarą, aišku, nežiūrėdavom ten daugiau, kažką darydavom, bet man tokie šilti prisiminimai liko dar širdyje ir aš taip smagiai jaučiuosi. Ir beje, atsimeni, aš tau žadėjau soliariumą, kad nueisiu į soliariumą, pasideginsiu, kad atrodyčiau tau geresnis. Tai žinok, ne jokai, pažiūrėk į mane, aš visas dabar įraudęs, pabuvau 12 minučių soliariume, tai įsivaizduoji, ką tai reiškia. Visas 12 minučių pasibūt soliariume. Dabar tiesą pasakius, visą mane niešti, nežinau, taip nesmagiai jaučiuosi, taip, nežinau, kažkaip net norėtųsi pasikasyti, bet, negaliu, aš kenčiu, nes laukiu tavęs, paskui negražiai tau atrodysi. Bet nieko, po 2 dienų aš tau pažadu, aš visas parodėsiu, būsiu gražus berniukas. Beje, nenori? Nori? Aišku, nori. Aš tau pasimaivysiu, ne? Nori? Nesimaivysiu, juokauju. Aišku, pasimaivysiu, ką tu galvoji. Aš žinok, visus tos metus ne veltui stengiausi, aš bandžiau daryti pratimus. Oi, atleis, čia nelabai gavosi, bet va, žiūrėk, va taip, va. Ir aš, pažiūrėk, biškį priaugau svorio, dabar sveriu visais 3 kilogramais daugiau, tai kad galėsi šalia manęs taip nejaukiai nesijausti. Ir va, žiūrėk, aš šią knygą nusipirkau tik dėl tavęs. Tu įsivaizduoji, kiek kainavo, bet viskas tik dėl tavęs, man negaila. Man, nežinau, mokysiuos ir taip, viskas bus smagu. Aš žinau, tu manim didžiuosis, kaip tu atvažiuosi, nes aš žinau, kaip tu mane myli, nes tu mane myli taip, kaip aš tave myliu. Ir, va, tarp kitko, nusipirkau
svarmenų tau, nu ne tau čia savo, žinai, bet nu, sportuoju kiekvieną dieną, kad jausčiausi gražesnis, biškį sportiškesnis prieš tave. Tai, va, mažutė, aš tavęs labai pasiilgau, labai laukiu ir nežinau, vat, liko kelios dienos, bet aš vis tiek, nežinau, gerbiu save už širdies ir žinau, kad nebedaug liko ir tuoj tu būsi mano glėbyje. Tai va, ką, brangieji ir brangiosios. Nebegaliu. Susipjoviau. Ką čia reikia čia dabar stovėti, ne? Nu ką, Ievutė, Deikaitė, Matežinskaitė ir Dovilė ir visos kitos mergaitės ir čia Sonė. Net rašytų į mano žinutę, ne žinutę. Pala, vėl.